Sveiki žvejai, šiuo metu daugelis jūsų bandote sugauti kuo didesnių lydekų. Mes kalbėsime apie vieną iš gaudimo būdų, kuriuo dažniausiai sugaunamos didelės lydekos. Tas būdas vadinamas velkiavimu. Ir paskutiniu metu tarp mūsų žvejų stipriai populiarėja, nes daugelis iš mūsų šiuo būdu dažniausiai sugauna didelių lydekų. O svarbiausiai tai, kad nereikia didelio išradingumo. Šiuo būdu gaudant paprasčiausiai stambus wobleris kabinamas prie pavadėlio, parenkamas tvirtas ir gan kietas kotas ir iš lėto masalo tampome. Aišku, velkiavimą reikia rinktis tas vietas, kur didesni gyliai. Nes dažniausiai stambus wobleriai neria į didelius gylius. Bet kaip kurie, pagal liežuvėlį galima pasirinkti, kuris wobleris į kokį gylį neria. Turi įtakos ir valo storis. Kuo storesnis valas, tuo mūsų wobleris mažiau nuners į gylį. Jis labiau priešinsis vandeniui ir neleis wobleriui nerti giliau. Dažniausiai naudojamas pintas valas, nes dėl to, kad galima pasirinkti žymiai plonesnį valą. Ir jis atlaiko žymiai didesnius krūvius. Taip pat ir išleidimo atstumas turi įtakos, kiek mūsų wobleris nuners į dugną. Kuo daugiau išleisime, tuo giliau wobleris ners. Šį kartą kalbėsime apie velkiavimą upėje. Nors daugeliui tai atrodo neįmanoma, bet būtent upėje dugnas yra nelygus. Čia yra ir duobių, ir kalnelių, ir seklumų. Kaip matote, Andrius sulaukė pirmojo kibimo. Jo lydekas susidomėjo pradžioje nedideliu wobleriuku. Nors mes velkiaujame su benzininiais varikliais ir woblerių neišleidinėjame labai toli, nes šie gyliai svyruoja ir nėra dideli plotai, kibimų sulaukiame. Netgi upėse lydekos nebūna tokios baikščios, kaip ežeruose. Štai dar vienas kibimas. Neprireikė ilgai woblerio tempti, tuoj sulaukiau smūgio. Vieną meškerę užtaisiau. Su mažesniu wobleriu, kitas su didesniu. Pirmas kibimas ant mažesnio woblerio. Aišku, tai ne didžioji lydeka. Bet pradžioje, kad pajausti azartą, užtenka ir tokios. Kaip matote, lydeka pasirinko pūgžlio imitaciją, daugiau natūralios spalvos. Bandysiu keisti wobleriuką, nes netoliese matau, kad kažkoks plėšrūnas vaiko mailiu. Pravedimas šalia žolių ir beliko laukti kibimo. Štai, prie pat valties griebė ešerys. Štai kas čia vaiko mažą mailiuką. Nors wobleris nėra mažas, bet ešerys taip pat jo susidomėjo ir nekreipė dėmesio į jo dydį. Bet ešerius palikėme ramybei. Ir užsiimkime velkiavimu. Bandysiu uždėti žalią woblerį. Nors ešeriai netoliese, vis tiek nerimo. Ant šio lengvesnio spiningo ritės būgno suviniotas 0,16 mm paprastas valas. Ant kitos meškerės uždėtas 0,12 pintas. Ten dedu stambesnius woblerius. Štai dar viena plėšrūnė keliauja link valties. Ji tuoj pat susidomėjo žaliu wobleriu. Vanduo reiškiasi tamsus, reikia ryškesnių spalvų.
Bet kol kas didelės lydekos nenorėjo kibti. Mano voblerius atakavo nedidelės ilties. Bandėme voblerius ir mėtyti, bet efektas nebuvo toks ypatingas. Gal dėl to, kad čia gyliai nėra maži ir kuomet voblerį mėtome, jis dugną pasiekia ne taip greitai. Ir pravedimo trajektorija yra labai maža, kuomet jisai trumpai eina prie dugno, o vėliau mes vėl jį keliame į viršų. O velkiaujant, voblerį visą laiką pravedinėjame viename lygyje. Tuo labiau, kad užmetame 2 meškerės ir lėčiausia variklio eiga mes plaukiojam. Svarbu atsireguliuoti ir būgną, kad smūgio metu nenumuštų. Vėl kažkas susidomėjo mano mažesnių voblerių. Kol kas ant didelio voblerio sulaukiau keletą smūgių, bet pakirsti nepavyko. Tuoj žuvis turi pasirodyti. Šį kartą kažkas stipriau priešinasi. Kol kas iš pačio ryto lydekos dažniau atakavo natūralios spalvos voblerius. Kiek pastebėjau, lydekos kibdavo tuomet, kada praplaukdavom duobę ir vobleris keliaudavo link kalnelio, kur prasidėdavo neryškus pakilimas. Pakolkas velkiaujant kibimų buvo daug, bet ne visus pavykdavo pakirsti. Kai kuriais momentais lydekos mus tiesiog apgaudavo. Atrodytų lyg už dugno užsikabina, o patempi, o pasirodo ten žuvis užsikabinus ir jos paprasčiausiai neįkirsdavom, nes lydekos kieti nasrai. Jeigu stipriai nesmūgiuojam, jinai vėliau atsikabina. Štai dar vienas smūgis ir lygtais man pavyko pakirsti. Bet ir vėl ant to spiningėlio, kur nedidelis vobleriukas. Štai žuvis mano rankose. Šiuo metu, kai gautome, dar vanduo ne visiškai sudrumstas, nes lietaus nedaug buvo. Ir dėl to lydekos dažniau renkasi natūralios spalvos voblerius, kurie imituoja tikrą žuvelę. Vėliau, kuomet daugiau palis, vanduo susidrums ir reikės voblerius naudoti tuos, kurie ryškesnių spalvų. O jei gaudome ten, kur labai dideli gyliai, tuomet taip pat reikia rinktis ryškesnius voblerius, nes ten vanduo tamsesnis. Šį kartą oras buvo permainingas. Šryto rūkas, po to truputėlį išlindo saulutė. Ir štai, Andrius traukia žuvį. Prie valties artėja lydeka. Jam šį kartą geriausiai sekėsi ant žalio voblerio. Kuomet lydekos būna agresyvios, jos puola įvairias spalvas, bet jeigu jos būna vangios, tuomet jas lengviausiai išprovokuoti labai ryškiom spalvom, pavyzdžiui, tokių voblerių kaip gaisrininkų.
Jis dažniausiai pasiteisina tuomet, kada lydekos nenori ant nieko daugiau kibti. Štai man dar vienas kibimas. Šį kartą lydeka griebė toje vietoje, kur gylis siekia apie 9 metrus gylio. Ir wobleris praeidinėjo ne visiškai prie dugno, o truputėlį buvo pakilęs. Kaip jau pradžioje minėjau, velkiavimas nėra pats populiariausias gaudymo būdas. Bet ne dėl to, kad nėra efektyvus, bet gal dėl to, kad mūsų žvejai mėgsta labiau sportinę žvejybą, dažniau mėtyti, daugiau vaikščioti. Antram spinningui uždėsiu vieną iš stambesnių woblerių. Jį dažniausiai vadina tigru. Nes šiuo metu sulaukėme lietaus. Dangus stipriai apsiniaukė. Vanduo patamsėjo. Bandysiu ryškesnę spalvą. Nors šis wobleris yra pakankamai didelis, bet ant jo sugaunu ir mažesnių lydekų. Nors jos ne visuomet pasikerta. Štai greit sulaukiau kibimo. Mano tigras pasiteisino. Bet pagal pasipriešinimą tai nebus labai didelė lydeka. Bet jinai kažkaip keistai priešinasi. Lydeka griebė per patį vidurį woblerio ir kablys įsikabino jai iš išorės. Dėl to tokios nedidelės lydekos ir dažnai nepasikerta. Jos paprasčiausiai woblerį atakuoja iš šono, dėl to jas sunku pakirsti. Bet šiai lydekai nepasisekė.